gero pasakojimo galia. Kai buvome vaikai, mėgdavome klausytis istorijų, todėl dažnai tėvų prašydavome ką nors papasakoti. Vaizdingas pasakojimas prikaustydavo mūsų dėmesį, uždegdavo nekantrumu sužinoti istorijos pabaigą ir iki galo suvokti pasakojimo prasmę. Minėjome, kad istorijas, paimtas iš gamtos ar kasdienio gyvenimo, skatinančias mūsų protą mąstyti, randame ir Evangelijose. Jėzus pasakoja apie ūkininką sėjantį grūdus ir apie tų grūdų likimą, ir mažytį garstyčios grūdelį, kuris išauga į medį. Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu. Net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jėzus pasakoja apie kartu pasėtus kviečius ir piktžoles, apie nedidelį gumulėlį raugo, nuo kurio viskas įrūksta, apie užkastą lobį, brangų perlą ir apie tinklą metančius žvejus. Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančių įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerasias į indus, o netikusias išmeta. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į žiūriuojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė ir įmaišė 3 saikuose miltų. Ir nuo jo viskas įrūgo. Nuolat esame kviečiami svarstyti, kokį karalystės aspektą išryškina pasakojimai. Palyginimai apie kviečius ir raugės ir ežeran metamą tinklą rodo, kad Dievo karalystės atėjimą lydės dieviškas teismas, kuris atskirs geruosius nuo blogųjų ir paskirs jiems deramą atlygį bei bausmę. Palyginimais apie garstyčios grūdelį ir raugą pabrėžiama, kad maža karalystės pradžia dabartyje duos didžių rezultatų, kuriuos simbolizuoja didelis garstyčios krūmas ir duonos gausa. Palyginimai apie paslėptą lobį, brangų perlą atskleidžia nepaprastą ateinančios karalystės vertę ir visišką atsidavimą, kurio ji nusipelno ir reikalauja. Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptų lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl, su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu ieškančių gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį.